7bet kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Perlo draudimas – Dakaro Ramos draugas. Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Vokiškos kokybės. Meilė HD pastiprintos konstrukcijos dalys su 4 metų garantija. Geriau nei originalios. autoaibė.lt. Atraskite naująjį Dacia Duster bandomojo važiavimo metu. Sveiki gyvi, Dakaro ralio gerbėjai, sveikinasi su jumis Dakaro Rama ir čia aš Mindaugas Plukys ir Linas Ramoška su jumis sveikinsimės net iki sausio 17 dienos, kiekvieną dieną 23 val. Per TV6. Čia prasideda metų šventė, didžiausias metų renginys, kurio visi labiausiai laukiame ir kuriame vyksta didžiausios intrigos metuose. Tai yra sunkiausias pasaulyje renginys, kuriame susirenka net 807 dalyviai iš viso pasaulio. Ten yra būrys lietuvių dalyvaujančių varžybose ir mes juos visus stebėsime, sirgsime ir tikėkime, kad jie atveš mums vėl kažkokį tai gerą, gražų rezultatą. Linai, su naujais metais visų pirma tave. Tave, Mindaugai. Ir manau, kad parveš jie ne tik rezultatą, parveš krūvą gerų istorijų, kurių mes ir iš esmės čia susirinkam pasižiūrėti. Esam tiek tu, tiek aš esam tikri Dakaro entuziastai ir stengsime iš savo žinių bagažų padėti kitiems Dakaro entuziastams stebėti, suprasti ir įdomiausiai patirti šių metų, 25 metų Dakarą. Jis, kaip jau minėjai, tikrai bus labai įdomus, ne tik didžiuliai skaičiai dalyvių, bet ir labai savo kokybę jisai paaugęs, bent jau automobilių klasė, apie ką tikrai pašnekėsim. Prieš gerus 3-4 mėnesius aš galvojau, ar aš dar noriu taip stipriai gilintis į šių metų Dakarą, kaip tą jau darau 10-11 metų turbūt, bet pavardės komandos ir įvairios netgi rokiruotės tikrai privertė pakelti antakį ir vėl prikausti prie ekrano. Patikėkit, jums irgi taip bus. 439 transporto priemonės dalyvauja Dakare. Na, nėra tai įspūdingiausias ir didžiausias rezultatas, bet nėra ir mažiausias, nes matėme ir mažiau. Šiaip istoriškai didžiausias Dakaro ralis turėjo 603 net transporto priemonės Dakare. Aišku, tai buvo dar Afrikos laikais ir na, per tą laikotarpį Dakaras buvo iškeliavęs ir į Pietų Ameriką ir dabar jau 6 metus iš eilės vyksta Saudo Arabijoje ir čia sportininkų laukia beveik 8000 km, kuriuos turės įveikti, greičio ruožų beveik 5100 km ir visiems, aišku, pirmiausiai yra įdomu sužinoti, tai kaip atrodys ta 25 metų Dakaro ralio trasa. Kaip galėjote matyti žemėlapyje, šiemet galima suskirstyti Dakarą į keletą tokių steidžių pagal tai, kur dalyviai bazuosis. Tai viskas prasideda Bišoje ir kaip matot, Biša, tokių yra greičio ruožų. Reiškia, dalyviai atliks kilpinius greičio ruožus. Čia taip pat yra numatytas ir 48 valandų chrono iššūkis, tai yra pasivažinėjimas dykumoje 2 paras be technikų ir nakvojant palapinėse. Iš esmės tai yra arčiausia šio maršruto dalis nuo uosto, kuriame dalyviai atsiėmė techniką. Ir turbūt, kad ne veltui suplanuoti tos 48 valandos šiandien, o būtent tam, kad tokį didelį dalyvių skaičių organizatoriams nereikėtų vilkti per visą dykumą. Čia bus pirmas iššūkis, kai bus atsirinkama, kurie dalyviai iš tiesų pasiruošė, o kurie atvažiavo patulistauti ir pabūti bandytojai savo laimės. Dalyvių sąrašas šiemet tikrai yra labai margas, ten yra ir labai patyrusių rimtų vilkų ir tikrai yra jaunų žmonių, kurie galbūt tik atvažiavę į tą dykumą supras, į ką iš tiesų įsivėlė. Aluloje, miesto pavadinimas, kurį jau Dakaro fanai tikrai žino, mes turėsime maratoninį greičio ruožą, tada Hailas, Al-Duvadi
aš nemoku to žodžio dar. Tada Rijadas irgi daug jau girdėti pavadinimai, tenais berods bus poilsio diena, ne? Hailė. Hailė, atsiprašau. Ir tada mes važiuojame į Empty Quarter, tai yra didžiulė dykuma su didžiuliam kopom, kur Šubaitai mieste mes turėsime Dakaro pabaigą ir tenais vėlgi keletas greičio ruožų, kurie bus kilpiniai. Nu, tai jau tokie pribaigimui tiek renginio, tiek tų dalyvių, kurie išgyveno tas 2 savaitės. Na, šiaip organizatoriai žada, kad 44% dangų bus žvyrinės, smėlio bus apie 14%, akmenų 12%, kopų procentų ir tada 3% tik tai kažkokių tai kelių, kuriais galėsi pervažiuoti. Tai turbūt čia tie vadinami pravažiavimai į kurų užpilimo zonas, liesonai arba neutralizacijos zonos. Bet esminis dalykas, kad grandai, legendos Dakaro ralio, tiek Carlosas Sainzas, tiek Naseras Al-Attija, tas pats Nani Roma irgi sako, kad keista, kad toks sudėtingas Dakaro ralis bus jau pirmoje pusėje, ką paprastai organizatoriai daro jau antroje Dakaro ralio dalyje. Ir būtent ir 48 valandų chrono, ir maratoninis greičio ruožas dar iki poilsio dienos, manau, pribaigs ne vieną Dakaro ralio dalyvį. Pats Davidas Kastera, pristatydėdamas pačią Dakaro ralio programą, sakė, kad norėjote sudėtingo Dakaro, tai bus jums sudėtingas Dakaras, ir jį prilygina 2019 metais Peru vykusiam Dakaro raliui, kur finišavo mažiau negu 50% dalyvių. Tai pats Carlosas Sainzas pasakė, kad matau, kad 48 valandų chrono greičio ruože arba etape bus už 150 km jau serviso taškas, kur trumpą laiką galės dalyviai aptarnauti savo automobilius. Reiškia, jau prognozuojama, kad 150 km bus tikrai akmeningi, tikrai turės pakloti ne vieną, ne 2 padangas ir žinoma, paskui reikės dar nuvažiuoti didelį atstumą, kad finišuoti. Tai kaip tik dabar ir matote savo ekranuose 48 valandų chrono greičio ruožą ir matote pabaigą, kokia yra susukta karuselė padaryta, kad automobiliai ir motociklai finišuoja skirtingose vietose ir link finišo važiuojant tiek automobiliai, tiek motociklai važiuos savo vėžėmis. Tai kai motociklai turės finišuoti, jie truputėlį užkabins automobilių trasos, o automobiliai būtent finišuos motociklų vėžėmis, kas dar labiau turbūt susuks galvą naviguojant. Viso beveik 1006 km nuvažiuoti motociklams ir 1067 km automobiliams. Jau kai prasidės, tai prasidės. Įmesi barščius ir plaukit. Plaukimas tęsis, man atrodo, paskui jau po maratoninio greičio ruožo tas pervažiavimas jau trečiajame etape, jeigu galima į ekraną, būtent trečiajame etape tenais jau tikrai laukia irgi nemažai kilometrų, beveik 500 km, kurie laukia dalyvių greičio ruože. Viso yra 848 km, tai beveik 900 km, tai čia galima sakyti, kaip nuo Vilniaus iki Berlyno per vieną dieną reikės įveikti bekelę, būtent bekelę, ir čia laukia tikrai sudėtingi reikalai sportininkų. Na ir čia jau lyg ir atrodytų, norėtųsi, kad varžybos eitų į normalų ritmą ir visą kitą, bet ketvirtasis greičio ruožas bus dar įdomesnis, nes tai bus vėl kaip įžanga į maratoną. Ir būtent tas maratonas vėl pareikalaus didelio atidumo, nes 415 km greičio ruožas, 588 km viso, pervažiuojamams yra 173. Linai, gal tu apie 5-ąjį greičio ruožą? Aš šiaip vieną dalyką norėjau atkreipti dėmesio iki 5. Kai organizatoriai pasako, kad bus tiek procentų akmenų, tiek procentų smėlio, priimkit šiuos skaičius, čia entuziastiškas kaip čia patarimas, priimkit šiuos skaičius labai aptakiai, nes nekartą mes turėjom situaciją, kur turėjo būti labai nedaug procentų akmenų, bet jie turbūt visi ir buvo suskaičiuoti iki tos vietos. Tai šitą informaciją, mūsų patarimas, priimkite aptakiai. O sekantis greičio ruožas, tai taip, Alula Hailas 491 km, iš kurių 428 yra greičio ruožas. Tai iš esmės visą dieną daužysitės ir paskui truputėlį namo gausit grįžti.
Na, džiugu, kad sausio 10 dieną jau galų gale jie galės truputėlį atsipūsti, kai mes sakom, išsilaižyti savo kovinius randus, susitvarkyti techniką ir manau, kad bus daug tokių, kurie pajudės jau į tą Dakar Experience arba važiuos jau tik tai, kad įveiktų Dakaro ralį, nes džiugu, kad yra pakeitimai taisyklėse, kurie leidžia dalyviams toliau tęsti varžybas, susiremontavus, anksčiau būdavo sugedai, viskas, ačiū, viso gero. Dabar jie toliau važiuoja, aišku, gauna ten daug tų baudų, toliau tie rezultatai yra klasifikuojami, bet jau finišuotojo to medalio išsvajoto, to finišavęs Šubaitoje jau tikriausiai negausi. Važiuojam toliau ir iš Hailo šeštadienį, sausio 11 dieną, visi pajuda į Alduvadimį. Greičio ruožas 606 km, viso 829 su viskam, bet žiūrėkit, 7-ajame jau vėl viskas išsiskiria. Ir vėl greičio ruožas atskirai motociklininkams ir automobiliams. Čia šitas visas viražas yra daromas tam, kad apsunkinti navigatorių užduotį. Nes, motociklininkams tai aš manau tai yra įprastas dalykas. Jie visą laiką pirmieji startuoja, jie visą laiką atidaro trasą, automobiliams palieka vėžas, jie tada automatiškai lengviau orientuojasi. Aišku, ne visur automobilis pravažiuoja, kur pravažiuoja motociklas, bet kryptis bent jau krypti aiškiai. O čia dabar visiškai atskiros ir čia vėl prasidės, aš manau, komandinė taktika, niekas nenorės atidarinėti trasos ir būtent Hailo Alduvadimi greičio ruože galbūt matysim ir tokių, kaip čia sakyti, netikėtų etapų nugalėtojų, būtent kada grandai užleis pozicijas jaunesniems arba mažiau patyrusiems sportininkams, kurie 7 dieną turės atidarinėti trasą. Kitas dalykas, ko turbūt, kad pamatysim ir praktikoje matydavome, tai tų didesnių krešų, nes nematai, kaip važiavo motociklai, lengva surasti tas vietas, kurios organizatoriams gal atrodė netokios pavojingos, o tau lekiant tiek, kiek eina per dykumą, jos pasidaro labai pavojingos. Tai čia, manau, kad bus ta diena, kai grandai gali kristi, arba kris tie, kurie labai skuba. Labai skuba, o tokių pagal šių metų bent jau automobilių dalyvių sąrašą vakar skiriu iš tiesų truputėlį laiko jį pasigilinti. Jeigu seniau Dakaras būdavo toks daugiau į vyresnį autosportininką orientuotas renginys, tai dabar mes turim bernų, kuriem po 20 metų, po 26, 24 metus ir jie yra 30-tuke, bent jau pagal startinius numerius. Ir dalis jų tikrai turi jau nemažai patirties, bet kai pasiskaitai jų interviu, ką jie sako, tai mes atvažiavom parodyti, mes atvažiavom pušint, mes atvažiavom įsirašyti savo pavardės ir taip toliau. Tokiose dienose tos pavardės ir įsirašo. Gerai, judam toliau, sausio 13 diena, vėl atskiras greičio ruožas tiek automobiliams, tiek motociklams. Vieniems 485 km, kitiems 487 viso po 731-33 km. Pervažiavimui visiems bivako gyventojams 325 km, nekingi kilometrai pasivažinėjimui. Sausio 14 jau visi startuojame kartu, iš sostinės Rijado pajudame į Haradą. Šiaip dar verta pažymėti, kad būtent prieš tai buvusiuose miestuose Alduvadimis, Hailas, tai tenais dar bivako gyventojus pasitiks ir žemesnės temperatūros, kada naktimis temperatūra bivakose nukrenta iki 1-2 laipsnių šilumos, tai tie, kas gyvena ne kemperiuose, gili užuojauta. Na ir toliau judame į sausio 16, tada visi jau atkeliauja į empty quarter, arba tuščią ketvirtį, kuriame įsivyrauja šilta temperatūra, didelios kopos ir tose didelėse kopose tykantys pavojai. Ir čia, kas įdomiausia, jau 3 bus atskiros trasos, kuriuose važiuos tiek motociklai, automobiliai, tiek ir sunkvežimiai turės atskirą savo trasą pasivažinėjimui. Aš manau, kad po pernai metų liudijimų, kada sunkvežimiai papuldavo į piltuvėlį ir nesugebėdavo išvažiuoti arba neužtekdavo paprasčiausiai galios išlysti, organizatoriai įvedė tam tikrus trasos pakeitimus, nes sunkvežimiams aplamai atrodo niekingai 130 km, bet kai kopos yra pakankamai aukštos, tai čia kai kam galbūt net teks ir nakvoti kopose. Kitas dalykas, tai nepamirškim, kad sunkvežimis yra ne tik įspūdinga transporto priemonė Dakare, bet tai yra geriausias draugas tiems, kurie prisidaro reikalų ir kuriem reikia buksyro. Nes sunkvežimiai neretai nejaučia didelio diskomforto, kad ten ant šniūro kažkas gale taškosi. Tai, kad jų nebus ir tai jau bus faktiškai antras trečdalis Dakaro, čia irgi gali pavelti kortas, nes pravažiavo visi greiti, pravažiavo lėtesni, kurie gal jau šlubuojantis ir viskas, sunkvežimių, kurie galbūt būtų tavo viltis nebėra, liko tik šluota.
Na ir ką, varžybų pabaigos desertas 62 km ir kas jų įdomiausia bus, kad bus masiniai startai, tai bus leidžiama net po 4 automobilius, leidžiama po kelis motociklus, sunkvežimiai tik tai bus leidžiami po 2, startas kas 10 minučių pirmieji ir paskui sekantis kas 5 minutės, bet irgi aišku bus sportininkai išrikiuoti pagal pajėgumus, pagal tai rodytus rezultatus anksčiau ir puikus gražus finišas Šubaitos bivake su geru vėl oru, kaip ir startas Bišoje ir manau čia finišuos 25 metų Dakaro ralis. Ir finišuos, prisiminkim, galimai baisiai įdomu. Mes esam turėję ne vieną pavyzdį ir lietuviškose komandose, kur paskutinis greičio ruožas lošia dešimtukas, ne dešimtukas. O čia gauni startuoti vieną šalia kito, ne, įsivaizduokit, drag lenktynės 4 iš eilės. Teoriškai pagal klasė visi vienodi ir turėtų važiuoti vienodai, bet technika visiems šiek tiek skiriasi, ar tai bėgi kitai perjungsi, ar kuro mažiau įsipilsi. Žinom, lietuviai labai mėgdavo pataupyti atsarginių ratų tokiuose greičio ruožuose. Benediktas Vanagas ir su kuru, man atrodo, vieną kartą prigrybavęs, kad ant šniūro grįžo, tik tą kartą pradžioj buvo berods. Tai čia gali būti tos vietos, kur spręsis pozicijos ir spręsis tikrai įspūdingai, labai trumpam greičio ruožė, kur matai vienas kitą ir tai tikrai gali būti geras nervų žaidimas ir tokia uoga mums fanams ir visiems dalyviam Dakaro pabaigoje. Na, o kol Dakaro ralis neprasidėjo, visi dalyviai suvažiavę į stovyklą, ką veikia. Jie, įsikūrinėja ir daug kas iškeliavo jau būtent prieš naujosius metus, nes gruodžio 31 dieną jau buvo pradėta išdavinėti techniką uoste, visi skubėjo ją pasiimti, važiuoti į Bišos bivaką, kas realiai gavosi, kad reikėjo skirti apie 7 valandas pervažiavimui, tai šiemet vėl technika visa plaukė į Džedos uostą, matyt, pernai metų sprendimas į Bišą plukdyti viskas nepasiteisino ir daug kilometrų reikėjo įveikti būtent dar prieš pasiekiant. Tai, dauguma komandų pilotų, kaip Benediktas Vanagas, skrido praktiškai po naujų metų. Benediktas skrido po naujų metų. Taip, o visi kiti išvažiavo prieš naujausius metus. Petrus komanda. Taip, išvažiavo būtent anksčiau pasimti technikos ir išjudėjo į Bišos bivaką, kur ir įsikurti. Turime labai daug gražių nuotraukų būtent iš tenais, tai nesinori, kad visą dėmesį suteltumėte į 2 žmonės šnekančius ekrane, o būtent galėtumėte pasimėgauti būtent šiais vaizdais. Ir aišku, pradedame nuo Benedikto Vanago komandos, kur būtent jie pirmieji atvažiavo dar prieš Benediktą į bivaką ir būtent Bišoje įkūrė komandos bazė, kaip visada, yra didelė, įspūdinga, kupina tikrai, sakykime, rėmėjų atributikos, viskas labai, labai gražiai atrodo, Vytis puikuojasi ant didžiojo sunkvežimio ir, aišku, priekaboje atgabentas automobilis yra saugiai, bet kiek girdėjome iš Benedikto Vanago lūpų, tą automobilį, priekabą pačią ir automobilį tempiantį priekabą truputėlį apgabino transportavimo metu. Ten jau, kaip sakoma, tie techniniai dalykai bus išsiaiškinti ir bus aišku, kas ten, kodėl kaltas. Bet galbūt ateina laikas jau mums geriau susipažinti aplamai su visais dalyviais ir šiaip įvestume truputėlį jūs į tokį ritmą, kad kiekvieną dieną laidoje pirmiausiai pradėsime kalbėti apie motociklininkus, tada kalbėsime galbūt apie motobagio pilotus, tada kalbėsime apie Dakaro klasikus, apie sunkvežimius ir tada baigsime pačių desertų jūsų akims, tai yra automobilių įskaita, kurioje kovoja net 4 lietuviški ekipažai. Kas įdomiausia yra, kad šiemet į Dakaro ralį sugrįžta labai, ant motociklo, jau įeinu į motociklus, labai gerai žinoma pavardė, kuri neatsiejama nuo motociklų, 2 vienišių kategorijos įskaitų ir 2 metus iš eilės nugalėtojas Arūnas Gelažninkas ir šiemet jisai grįžta kaip gamyklinės komandos Hoto narys.
Taigi Arūnas Gelažninkas grįžta su Hoto kiniečių gamyklinė komanda, visiškai naujas motociklas, kaip pats Arūnas Gelažninkas minėjo, kad pagrindinis tikslas būtent su šia komanda ne kovoti dėl pozicijų, nes tai yra, sakykime, pačios komandos strategija atvežti patį motociklą į Dakaro ralio finišą. Tai būtent tokia pagrindinė misija jisai ir vadovausis ir važiuodamas 25 metų Dakaro ralyje, tikėdamasis, kad technika atlaikys ir būtent Hoto komanda galės džiaugtis Dakaro ralio finišu, kur startuoja net 3 motociklai. Džiugu paminėti, kad Arūnui Gelažninkui talkina Emilija Gelažninkienė kaip medija komandos narys ir taip pat jo mechanikas irgi yra iš Lietuvos. Bet Arūnas Gelažninkas startuoja ne vienas, su juo kartu visa ir AG Dakar School komanda. Būtent 2 jo mokiniai, tai Modestas Siliūnas ir Gediminas Šatkus kartu startuoja 25 metų Dakaro ralyje, gavę teisę startuoti ir va čia kaip tik matote susirašinėjimą apie kvietimą Gedimino Šatkaus startuoti Dakaro ralyje ir būtent tikrai su džiaugsmu buvo pasitikta ši žinutė. Gediminas Šatkus šiandien kaupėsi rytojaus prologui ir visą dieną skyrė poilsiui, nors vakar komanda tiek Gediminas Šatkus, tiek Modestas Siliūnas, tiek Arūnas Gelažninkas išbandė savo techniką, pravažiavo testuose, pasižiūrėjo, kaip viskas veikia, ar viskas gerai, reguliavimai ir visi kiti reikalingi dalykai buvo testuojami. Jo, jeigu nesate girdėję, tai skirtingai nuo kitų kategorijų motociklistų į Dakarą taip lengvai nepriema, tai yra labiausiai ir lengviausiai pažeidžiama dalyvių kategorija, ko pasekoje Dakaro organizatoriai daro tikrai stiprią atranką ir kaip matėt, susirašinėjame, Marokas yra toksai dalykas, kur leidžia atskirti, kas čia moka važiuoti, o kas tik labai nori. Žvelgiant šiaip į jų bendrą vaizdą, tai nežinau, bent man asmeniškai atrodo, kad Arūno šypsena nuo pernai metų yra didesnė, nes iš to rūpestingo vyro šturmano su tikslu atvežti, maksimaliai padėti atvežti bagį į finišą, dabar jisai grįžo į savo vėžius. Ir tikrai jaučiasi, kad Jelanots Aleksi labai fainai. Tai pačiai gamykliniai komandai manau, kad tai irgi labai geras pasirinkimas, nes tai yra patyręs, užtikrintas dalyvis, kuris faktas, kad pats moka pasukti varžtą, jeigu kažkas nutiks dykumoje. Ir manau, kad ne paskutinių faktorių liko ir tikrai didelis lietuvių followingas. Mes tikrai esame matoma tauta Dakare, tai pasirinkti tokį žmogų kaip ambasadorių vieną iš 3 tikrai šiai komandai buvo protingas sprendimas. Arūnas sakė, kad lemiamas žingsnis įvyko jam išvykus į Kiniją ir sudalyvavus varžybai, po kurių priejo atstovas ir pasiūlė dalyvauti būtent šiame projekte. Na, bet išgirskime geriau iš pačių sportininkų lūpų. Modestas Siliūnas ir Arūnas Gelažninkas sutiko pasidalinti savo įspūdžiais iš bivako besirengiant Dakaro ralio startui. Taigi, paskutiniai štrichai buvo sutepti jau šiandien. AG Dakar School komandos nariai vakar padarė testinius važiavimus, pareguliavom pakabas, pasireguliavo rankinėlės savo. Aš šiandien padariau testus, irgi panašios bėdos, o pakaba, bet viskas neblogai, prasukom visi maždaug apie 200 km su pervažiavimais ir atgal. Aš jaučiuosi gerai, nusiteikęs gerai, o kaip tu, Modestai, nusiteikęs? Gerai. Pasižiūrėjau, tarp kitko, vakar, kad lygiai 200 kg ir suvažiavom su pravažiavimais. O pasiruošimas arba nusiteikimas pakankamai geras. Ką tik su mechanikais praėjom tokias galimas, sakykime, problemas, lengvas detalės, kurias reikėtų greit keistis. Tai toks, nežinau, toks gerai viskas. Atrodo, laukiu varžybų ir greičiau gal prasidėtų, išeitų paskutinis jaudulys laukan ir gali pradėti gazuoti. O gazuoti savo ritmu. O kur tavo kolega? O mano kolega, tai šiandien ryte atvažiavau sėkmingai, žiūriu, iš po vakar lemenę padėto laukia ir tam smėlio kamuolyje vis dar. Aš jau buvau ryte nupurtęs, aš atėjau nupurčiau ją. O jisai atsakingai ilsisi ir kaupia grožį gal, ne? Kaupia jėgas, Gediminui jų tikrai prireiks, kaip ir mums visiems jų prireiks. Taigi, einame ilsėtis, pietauti ir pasimatom prologę. Iki. Kas dabar tikrai matosi, tai jau kad Arūnas ten savo vėžiuose ir savo vakarėlėje jaučiasi, tai faktas, bet
palyginus Modestą Siliūną pernai Modžio ir šiemet Modžio, tai jis matos, kad gerokai labiau atsipalaidavęs, tikrai žino, kur yra atkeliavęs, tikrai žino, ko reikia tikėtis. Jų pokalbis apie tai, kad reikia didelių pakabos reguliavimų, tai rodo, kad irgi bernai žino, kaip bus, kaip turi motociklai važiuoti. Ir aš manau, kad tas patirties bagažas pamaišytas su gamyklinės komandos sportininkais, pamaišytas su AG School'u, turbūt sudaro kone stipriausią tokį branduoliuką motocikluose per visą lietuvišką Dakaro istoriją. Plus dar 2 dalyvius, kuriuos mes turime. Ne? Branduoliukas branduoliuku, Arūnui Gelažnikui jau čia N-tasis Dakaro ralis, Modestui Siliūnui vis dar stengiasi jisai finišuoti Dakaro ralyje, nes pernai buvo DNF. Gediminas Šatkus yra naujokas, kurį jau paminėjome, bet reikia paminėti dar 2 naujokus, kurie išvažiavo iš Lietuvos, tai yra gausiausia motociklininkų delegacija, beje yra šiemet Dakaro ralyje, net 5 motociklininkai ir vienas iš jų yra daugkartinis Lietuvos motociklų federacijos organizuojamų varžybų, europinių varžybų čempionas, tai yra Nerimantas Jucius. Jis yra iškovojęs čempiono titulą 21 metais motocross'e, iškovojęs enduro, iškovojęs cross country ir dar iškovojęs čempiono titulą Europos enduro čempionate. Tai tikrai labai tituluotas jaunasis sportininkas, tikrai rodė Maroke gerą rezultatą ir šiemet būtent Nerimantas Jucius irgi gavo teisę startuoti būtent Dakaro ralyje, tikrai puikiai suvažiavo Maroke ir rodė tikrai aukštą rezultatą, figuravo top 30-uke, tai tikrai yra labai pajėgus sportininkas. Aš netgi galbūt tikėčiau, jeigu visos žvaigždės įsirikiuos teisingai ir naujoko patirtis nepakiškojos, kad Nerimantą mes galėtume irgi išvysti kažkur top 30-uke, nes jis tikrai yra pasižymintis stiprią ištvermę, bet geriausia paklausyti apie tai, kaip prasidėjo aplamai visas Dakaro kelias Nerimanto Juciaus Bišoje, nes buvo tam tikrų nesklandumų. Čia įprastiniai testai, kada sportininkai ne tik tai gauna laiko truputėlį pasirodyti, bet ir išbandyti motociklų suderinimus, o po jų, aišku, reikia ir truputėlį atraportuoti, ar viskas tinkamai. Žinoma, technika ne visada būna tokia, kokią jie atidavė į uostą ir, pavyzdžiui, kadangi Nerimantas Jucius samdosi visą techniką iš kažkokios komandos, tai būtent tai komandai yra didžiausia atsakomybė parengti automobilį pagal pačio sportininko pageidavimus, reikalavimus ir čia yra svarbiausi dalykai prieš startą. Bet testų metu paaiškėjo, kad Nerimantas Jucius nesijaučia komfortiškai ant motociklo ir truputėlį trūksta tam tikrų galios elementų, kas turbūt uždavė papildomą klausimą komandai ir komanda turėjo, aišku, per naktį pasiruošti. Na ką, pagaliau išbandėm techniką, apsukom 3 ratus po 20 km, ištestavom viską, pasirodo ne viskas taip gerai, kaip tikėjausi, trūksta galios variklyje, tai varom aiškintis, tvarkytis ir manau viskas susitvarkysim, dar laiko turim, bet truputį liūdna, bet nieko, viskas bus gerai. Truputį liūdna, bet viskas bus gerai. Optimizmas neapleidžia Nerimanto Juciaus ir aišku, po nakties praleisto prie motociklo viskas išaiškėjo ir Nerimantas galėjo pasidžiaugti jau sekančią dieną puikiai veikiančių motociklu ir tuo pačiu išaiškinta problema, kuri buvo, žinoma, degalų tiekimo linijoje. Ką tik esame patestavę motociklą. Kaip matot, biškiuką teko įrausti. Tai žodžiu, apie techniką pavyko atrodo išspręsti problemas. Dar 100% nepavyko ištestuoti, bet jau jaučiasi tikrai 100 kart geriau. Buvo problema su kuru, būtent su kuro įpurškimu. Tai atrodo išbandėm motociklą, viskas kaip ir super. Aišku, rytoj dar pasimatys, rytoj tikroji prologo diena. Šiandien turėjom, galima sakyti, laisvesnę dieną, bet tuo pačiu ir turėjome labai daug darbo. Tai turėjom komandos susirinkimą, aptarimą visų varžybų, motociklo techninę priežiūrą, specifikaciją ir taip toliau. Tai šiandien tokia diena labiau
informacinė. Na ir ką, aptarėme planus su komanda, kokią strategiją kol kas aiškiai, važiuoti ramiai, pirmas Dakaras ir mėgautis. O lūkesčiai iš komandos tai paprasti, jiems svarbiausia, kad važiuočiau saugiai, tvarkingai, bei važiuočiau savo tempu. Tempo panašu, kad tikrai yra ir net girdisi, kad motociklo variklis kitaip dirba. Aš manau, kad kolektyvas tikrai pasidžiaugia atvažiavę anksčiau, pasibandė, nes tokie nervai prieš debiutą tikrai yra nereikalingi ir tai nėra vieninteliai nervai mūsų motociklistams Dakare, ne? Man atrodo, tai irgi dar vienas geras momentas, kada tu renkėsi jau profesionalią komandą ir iš jos nuomojasi įrangą, nevažiuoji savistoviu ir tada gali greitai išsiaiškinti tuos niuansus, kurie būtent netitinka tavo poreikių. Bet dabar, gerbiami žiūrovai, pagalbos šauksmas Mykolui Paulavičiui, jo dingo lagaminas su visa būtina įranga, kalbu netgi ir apie tuos sakinius, kuriuos dedasi motociklininkai važiuodami varžybose. Jie liko įstrigę Varšuvoje, tai tie, kas turite reikalų su LOT kompanija, susisiekite su Mykolu Paulavičiu ir padėkite atgauti jo lagaminą iki bent jau ne rytojus, bet penktadienio pirmojo etapo sakė, starto. Kad bent jau į antrą pusę atvažiuotų. Bent jau į antrą pusę. Šiemet panašu, kad dingę lagaminai yra žanro klasika, nes tas pats Benediktas Vanagas irgi neteko lagamino, apie tai pamatysite vėliau. Bet Mykolas Paulavičius tikrai daug daiktų paliko tam lagamine ir jie yra tikrai labai svarbus jam ir jeigu tas lagaminas net keliaus, tai jau dabar apkartęs tas Dakaro ralio starto laukimas gali būti dar painesnis, sudėtingesnis, nes ten yra ir visas tas vadinamas, na sakyčiau, maitinimo paketas, nes realiai Mykolas Paulavičius viską vežėsi kartu su savimi, ką turėjo atsivežti į Dakaro ralį. Taip, motociklas yra, įranga yra, bet visi kiti dalykai, kurie kaip geliukai, šokoladukai ir visi kiti dalykai padedantys išgyventi greičio ruožę, dabar yra likę įstrigę vis dar Varšuvoje. Tai yra labai svarbu, nes tu susiplanavai, kaip viską darysi, susidėliojai viską į savo lentynėlės ir tavo lentynėlė neatvažiavo. Tai irgi kaip debiutui, tai tikrai nėra geriausios naujienos. Jeigu prieš Dakarą atrodė, kad Mykolas daugiausia nervinosi, ar čia visą mediją padarys teisingai ir čia tiek istorijų kels taip toliau, tai dabar gavo dar kitokio streso, kurio tikrai nereikia. Kita vertus, man tai šitą pasako apie dalyvį. Jeigu dalyvis labiausiai nervinosi dėl, ar jisai sudės pakankamą kiekį istorikų ir kur jo lagaminai, ir visiškai nesinervina dėl važiavimo, gali būti, kad tas žmogus visai moka važiuoti. Dakaras parodys. Pasižiūrėkime, kaip Mykolas apibūdina savo testus. Tai testus esam pagaliau pasidarę, viskas puiku, tikrai džiaugiuosi pagaliau atsisėdęs ant motociklo, tikrai metus reikėjo dirbti dėl šios akimirkos, tai motociklas puikiai paruoštas, bus keli gal nustatymai su pakaba pakeisti, bet iš tikrųjų esu pasiruošęs ir laukiam prologo tikriausiai. Ačiū. Ką, dar kartą pakartosiu, tie, kas turite reikalų su LOT avialinijomis, padėkite Mykolai iš Varšuvos atgauti savo lagaminą, kad jis kuo greičiau atsirastų Saudo Arabijos Bišos mieste. Nu, o mes judame toliau ir dar vienas veidas iš Lietuvos Dakaro ralyje, Albertas Velemovičius, startuojantis motobagiu. Šiemet ne su sunkvežimiu, ne su Vaidotu Paškevičium važiuoja, pernai metais jo finišas buvo nepasiektas ir jisai vedinas tikslo finišuoti Dakaro ralyje. Šiemet su Salemu Al-Saifu važiuoja motobagiu, Challenger kategorija, būtent 306 numeriu pažymėtas jo automobilis ir dar prieš Dakaro ralį jisai sudalyvavęs Džeda ralį iškovojo 3. vietą kartu su Salemu Al-Saifu ir būtent šių metų Dakaro ralyje jisai startuos ne sunkvežimio sudėtyje, o būtent Challenger motobagių kategorijoje. Judame toliau ir dabar norėčiau pristatyti jums jau tikrus Dakaro ralio pankus, pasitraukus Antanui Juknevičiui iš Dakaro ralio arenos. Į ją įžengia naujai jaunoji karta, važiuojantis Dakar Classic kategorijoje, tai būtent Karolis Raišys ir Ignas Daunoravičius per pusantro mėnesio prikėlė 78 metais pagamintą Land Rover Defender, užsiregistravo į Dakar Classic įskaitą ir sugebėjo per trumpą laiką paruošti savo senelį, pakeisti širdį į V8 ir, kaip matote, šis automobilis jau skrodžia
Saudo Arabijos dykynės, atlikti įvairūs testai, būtent automobilis bent jau pasak Karolio Raišio tikrai atitinka jo lūkesčius. Karolis, jeigu nežinot, yra Lietuvos ralio čempionato dalyvis ir tikrai ne iš tų lietuvių. Taip pat Karolis turi labai daug reikalų su senaja technika. Jisai yra dalyvavęs ne kartą Monte Carlo Classic ralyje, tai jisai tikrai pažįsta tą formatą. Ignas Daunoravičius yra šviežias šturmanas. Jeigu sekat jo Instagramą, tai sužinosite, kad grubiai tą sekundę, kai jie sugalvojo, kad jie važiuoja, tada Ignas pradėjo mokinti šturmanaut, tą darė ant motociklo. Šiaip jo kasdienė duona yra sportinių automobilių nuoma Vokietijoje Nürburgringo trasoje, tai yra auksinių rankų žmogus, tikrai nebijantis tų rankų pasitepaluoti, todėl šitas duetas, ypač šitoj klasiai, mano galva yra puikiai subalansuotas. Ignas tikrai pažįsta techniką ir niekas jo ten neišgąsdins. Ypač prisimenant, kad tai tikrai senas automobilis ir jisai tikrai techniškai yra gana elementarus. Pasirinkta jėgainė irgi tikrai patikima ir gal net daugiausia arklio galių turėsinti, bet tikrai iškesinti tai, kas jos laukia. Karolis tuo tarpu žino specifiką, nes čia ne visada važiuoja dėl didžiausio greičio, kartais turi važiuoti tam tikrų nustatytų vidutinių greičių, nepaklysti. Dakar Classic yra toksai daugiau mėgėjams skirtas dalykas, kuriame aš manau, kad vyrai turės labai gerą startą, apsišildys ir aš labai tikiuosi išvysti juos ateityje ir kitose kategorijose. Na, o apšildymas visą laiką vyksta prieš Dakaro ralį ir būtent testų metu, tai kaip tie testai praėjo tau, Karoli? Sveiki visi. Žodžiu, pralekėme testinį ruožą, nuostabu. Defenderiukas tai iš viso kaip kažkoks iš pasakų šalies. Neįtikėtina, kad jis taip gerai važiuoja. Labai bijau prišnekėti, bet wow. Ir šiaip labai smagu. Varėm, sveikinu. Pirmą kelio knygą įveikėm. Pradžiai buvo toks mano Monte Carlo ralių praktika, viskas atitiko, viskas labai gerai, pirmą greičio ruožo dalis, viskas man faina, aš Ignui kažkokių patarimų, bet paskui persverite į kitą pusę, kur aš jau nieko nebežinau, navigacija ten per kopas. Nes pusė kelio knygos tai buvo reguliarumo testas, kada turi tam tikroje vietoje važiuoti tam tikrų greičių, įskaitaliojęs ir toliau. Ir man asmeniškai, aš pirmą kartą tokiam dalyvauju ir kadangi Karolis, kaip sako, Monte Carlo profesionalas ir mes turim tokią specialią navigaciją, susikalibravom, tai viskas neblogai ėjosi. O antroji daly tai buvo tikra dykumų orientacija. Tai tu turi tik tai kelio knygą ir pagal šituos ženkliukus varai. Kairiau, dešiniau, už 100 metrų, už ano sukių, už medžio apsisukių ir taip toliau. Tai Karolis, aš jau jaučiau, kad jisai man dar bando pasakoti apie Monte Carlo, bet suprantu, kad geriau jau aš daug geriau gautas. Tai žodžiu. Bet žinai, ką aš pajutau, kad lengva čia kažkaip buvo. Tasme, man buvo baugu. Tasme, gal tau lengva, tu jau kažką biškį moki, tas yra gerai lengva, bet matėsi visur vėžės, tas mane baugina. Reikia tai kažkur... Mus gali užhipnotizuoti tas lengvumas. Aš manau, kad Karolis labai klysta. Labai dar pasiklysim. Ne, tai va tai aš sakau, tai mes galim pasiklysti vėliau, čia tai lengva buvo. Jo, okei, tai žodžiu, mašina, susidirbimas, viens kitą girdim, kažką pasitobulinam, mašina kol kas, jeigu taip ir darys, kaip daro, nuostabu. Tai planas toliau, susitikrinam, ar viskas gerai su Ovoko Landroveriuku, pasižiūrim dar kelias žinias dėl navigacijos, kaip ką daryti, kad būtų viskas geriau. Nu ir ką, ir rytoj tada ryte vėl važiuosim į testus ir tada rytoj jau liksim ant podiumo starto. Gerai, kad dar žinom, ką patobulinti. Tas irgi geras ženklas. Iki. Tikrai matosi, kad jie ten atvažiavo gerai praleisti laiką. Jie tokie entuziastingi, nusiteikę. Tai visą laiką toks Dakaro ralio startas yra entuziastingas, gerai nusiteikęs, ypač kai technika veikia kaip laikrodis ir atitinka tavo lūkesčius, kai per pusantro mėnesio sukuri iš nieko lenktyninį automobilį, tai aš manau, tai tik tai labiausiai gali džiuginti. Prieš pereinant mums į kitą automobilių kategoriją, mums reikia tikrai stipriai dar pakalbėti ir apie vieną pokytį Lietuvos automobilių padangėje. Nes Vaidoto žalos mes neišvysime automobilių įskaitoje. Vaidotas žala sėda prie sunkvežimio vairo ir būtent čia naujajame amplua bandys rodyti rezultatą. Ir aš manau, bijau prognozuoti, taip jam pirmas Dakaras su sunkvežimiu, bet mes galime išvysti tikrai neblogą rezultatą, nes
Yra daug sportininkų dabar besivaržančių dėl tos nugalėtojo karūnos pasitraukus tiek Mazam, tiek Kamazam, kurių didžioji dalis ir sudarė tą top 10, tai jisai ant tiek susitraukė. Ir pernai metais karaliavo Martinas Mačikas, jis yra tikrai stiprus sunkvežimų kategorijoje, taip pat yra Alešas Lapraisas, Vanlūnų visa giminė ir taip toliau. Bet Vaidotas Žala naujam amplua, kaip tu manai, sugebės parodyti aukštą rezultatą? Na, kaip pasakyti, žmonės juokavo ir pletka eina, kad pažiūrėsim, ar šitą sugebės sulaužyti mašiną, nes visas kitas sugebėjo, šitą jau biškį didesnį. Sakiau lūžtanį. Žinai, pamatysim. Ar Vaidotas gali būti greitas? Vienareikšmiškai. Ar toks automobilis, atsižvelgiant į trasos specifiką, bus atlaidesnis? Faktas, nes ratai milžiniški ir jis nėra labai lėtas. Vaidoto girdėjau atsiliepimus, kad labai tylų viduje, ramu, toks visiškai kitoks važiavimas negu būdavo su visureigiais. Pamatysim, čia toks aš jaučiu, kad nieks nežino. Tai nėra pirmas Vaidoto bandymas išrasti dviratį. Prisiminkim tai. Tai buvo pirmasis Dakaras su Sauliumi Jurgelėnu, kai jie į bagiukų klasę atvažiavo su Dariaus Biesevičiaus surinktų visureigiu, kuris atitiko klasės reikalavimus, bet buvo taip nepanašus į savo konkurentus, kad baisu. Vien su 1.9 tada į variklių ir ekologiniai klasiai važiavo, nes su ekologiniais dizeliais visokiais. Tai toks bandymas išrasti dviratį ne pirmas. Pirmas bandymas dėja, negalim sakyti, kad pasisekė nemaža dalim dėl to, kokią specifiką jie buvo gavę. Kalnuose ta mašina nevažiavo, gal lygumose važiuotų. Šitas Vaidoto žingsnis man atrodo žiauriai analogiškas. Pamatysim, ar daug bus iš to prasmės. Kita vertus, žiūrint, kokia konkurencija yra automobilių klasėje, šansų čia pasimti geresnę vietą tikrai yra stipriai daugiau ir netgi lyginant su praeitais metais konkurencija automobilių klasėje yra paaugus. Na, Vaidotas bandė šį sunkvežimį jau kopose Maroke, bandė šį sunkvežimį lietuviškose karjeruose, o dabar išgirsime, kaip jisai kalba apie jį po testų Saudo Arabijoje. Išvažiavom, tokia tyla, ramybė, sakau, kaip autobusai mokykloje važiuoti, neįtikėtinas. Ant tiek tylų viduj, dar susijungiam tą noise cancellation, kur pašalina triukšmą išorinį. Toks sakau, net kažkaip neramu, kažkas negerai vyksta. Bet į galą greičių ruožo Maksas sako, vieną padangą pradėjo po truputį leisti. Tai iškart mane apkaltino, kad kažkur slysdamas akmenyse šoną kabinau, kas galėtų nutikti, bet atvažiavom iš tikrųjų per patį vidurį. Kas yra keista, nes kiek suprantu, tai tie tokios didelės padangos prakeitimai per patį vidurį yra labai reti. Tai va, tai žodžiu, tikiuosi čia pirmas ir paskutinis, pirmai savaitė keičiamas ratas, bet jo, važiavimas visai kitoks. Labai atvira erdvė, didelis vidutinis greitis prie maksimo. Na, toks įdomus jausmas, kad atlėkia ant 135 į statų posūkį, pradeda stabdyti ir ta 10 tonų pradeda tusyti nuo kairės į dešinę. Tai va, bet gerai, kad pabandė, nes visiškai skiriasi nuo to, ką mes turim Lietuvoje ir netgi nuo to, ką mes turim Maroke, turėjom testuose. Žodžiu, važiuojam dar vieną ratuką ir važiuojam po to į startą. Kas rytoj? Rytoj administracinė techninė komisijos ir viskas, ir truputėlį poilsio, namų darbų. Reikia ratą pasitreniruoti keisti, matomai, nes gali prireikti. Na ir viskas, ir po to trečią dieną prologas. Prologas trumpas, šiaip pirmą kartą pasimatys, kaip sekasi lenktynių režimu važiuoti, koks greitis tarp kolegų. Bet smalsu, nes dabar važiuoja ir nelabai supranti čia. Spausti, ar lėčiau, ar greičiau. Na va, nesuprasi, greičiau ir lėčiau, bet žiūrėsim, koks rezultatas bus. Laikas aptarti mums ir pačią įspūdingiausią ir daugiausiai aistrų keliančią kategoriją. Pasitraukus Audi iš Dakaro ralio, iš karto į jos vietą stojo net dvi
gamyklinės komandos, ketinančios nukarūnuoti 3 metus pasaulio ralio reido čempionatuose karaliaujančią Toyota, kuri šiemet metė dar galingesnės pajėgas ir jeigu skaičiuoti Toyota automobilių skaičiais, tai ten iš viso yra gyvas debesis, apie tai pakalbėsime plačiau rytoj, bet bent jau dabar Gazoo Racing komanda, kuri yra siejama ir su Benedikto Vanagu, be pačio Benedikto meta į kovą net 6 automobilius, 4 atstovaujančius Gazoo Racing South Africa ir 2 automobilius Gazoo Racing Europe. Čia jūsų ekranuose Setas Quintero ir Guillaumas Demevijusas, man atrodo. Ir šie sportininkai būtent atstovaus Toyotos ir Red Bullio vardą. Taip pat į Dakaro ralį didelės pajėgas meta Fordo komanda, net 4 ekipažai. Tai tas pats senbuvis Carlosas Sainzas, Matijasas Ekstromas toj pačioje Audi komandai ir bandė prisikalbėti ir Stefaną Petrancelį, bet Stefanas Petrancelis šiemet pasirinko sėsti ant motociklo ir važiuoti Afrika Eco Race varžybose, kurias organizuoja Thierry Sabino žmona ir ponas Šleseras. Ir būtent čia dar Fordas sugebėjo pritraukti į savo visą komandą Mitchą Guthrie iš Challenger kategorijos, tai šalia Seto Quintero jau iš Challenger kategorijos išėjusio pernai metais į šią įskaitą ateina ir Mitchas Guthrie, taip pat Toyota vairuoja ir tas pats iš Challenger kategorijos atėjęs Rokas Baciuška. Ir norėjau paminėti, ir yra vietoj Stefano Trancelio viso projekto lyderis ir vadovas Nani Roma, kuris jau pernai metais važiavo. Kankinosi su tuo Fordu, Nani tikrai pasėmė ant savo galvos testavimą ir šito automobilio įvedimą į sportą, nors M-Sport komanda, kuri siejama su Fordu turbūt visą gyvenimą, tikrai nėra piešia, bet net ir šiemet yra šiokį tokį pasikeitimą automobilių kategorijoje, jie dar išplatėjo ir dabar berods tik 3 cm yra siauresni negu trophy truckai, kurie važiuoja Meksikoje ir Amerikoje, tie, kur ten labai turi daug važiuoklės eigos. Iš esmės, technika prisitaikė prie aplinkos, kurioje egzistuoja. Nebe siauri Čilės pravažiavimai, o plačios dykumos su daug akmenų, tai tokia ir technika. Ir dar viena komanda su plačia technika, tai būtent Dacia. Ir Dacia net 3 automobilius pasitelkė į kovą ir pasikvietė vėl iš Challenger kategorijos išėjusią Kristiną Gutierrez, kuri pernai metais laimėjo Challenger kategorijoje, Naseras Latija laimėjęs pasaulio ralio reido čempionatą ir Sebastianas Loebas vis finišuojantis antroje vietoje, laukiantis savo Dakaro ralio pergalės. Na ir laikas pakalbėti apie pačius lietuvius ir padėkime nuo galbūt ryškiausios šiuo metu lietuviškos žvaigždės spindinčios Dakaro ralyje. Tai pono Benedikto Vanago, pernai fiksavusio 8 vietoje bendroje įskaitoje, tai yra aukščiausias automobilių pasiektas rezultatas. Ir jo Dakaro ralio startas taip pat truputėlį buvo apkartęs tik atvažiavus į Saudo Arabiją, nes ir jo pradingo lagaminai. Kam, Benediktas Vanagas, Habibi, kam. Taksi. O, gera. Good, we can find you. Sveikas gyvas. Na, nuotaikos tai tokios 3 skrydžiai, mažai miego, prarastas bagažas. Tai toks, kaip pasakyti, nebūtinai esam labai laimingi dėl prarasto bagažo, bet kadangi esame išmintingi ir ne pirmą kartą buvom tokiuose situacijose, tai kombinzonus sudėjome į 2 skirtingus bagažus, tai su technikais atskrido viskas gerai, o mano prapuolė. Tai okei, vienas setas yra, o visą kitą bandysim susižvėjuoti, dar čia yra keletą dienų, kol pabūsim bišai. Kaip su šturmanu sekėsi skrydis? Ar pavyko sutarti? Su šturmanu iš esmės sėdėjome skirtingose kėdėse, nes kai atskridom skirtingai, subukinti skirtingai, tai manau, kad pagrindinis darbas prasidės dabar jau bivake. Aha, ir koks jausmas grįžus į Saudo Arabiją po metų? Žinokit, kalbant apie kur man labiau patinka, tai man Lietuva vis tiek patinka labiausiai, bet suprantu, kad 3 savaičių misija dabar yra šitam Marso kanjonuose, tai dabar jau norėčiau, kad greičiau pasibaigtų ir galėčiau grįžti namo. Only few hours. How was your trip?
Taigi Simonas Gaspadorius ir Benediktas Vanagas galų gale gavo savo lagaminus, galėjo šokti į sportinę aprangą ir išvažiuoti testuoti automobilio, su kuriuo beje Benediktas Vanagas sakė, kad turėjo labai mažai patirties. Jokios. Ir būtent pirmieji testai, kiek sakė pats Benediktas Vanagas, tikrai nuteikė optimistiškai. Pirmas jausmas, kad Evo versija yra gerokai ramesnis automobilis. Jis yra greitesnis ir toksai važiuojant bekelę tikrai ramesnis. Manau, kad bus šiek tiek komfortiškesnis vairuotojams, visgi ta platesnė bazė, plus 10 cm duoda pakankamai nemažai. Reikėjo atsikalibruoti automobilio kampus, nes tie 5 cm į kairę ir į dešinę papildomai nėra iki galo aišku, tai tu turi taip labai tiksliai turbūt atsišaudyti, bet bendrai paėmus manau, kad padarėme pakankamą kilometrų kiekį, kad būtų aišku, kaip važiuojam. Padirbėjome su inžinieriais, tam tikrus parametrus automobilio pagal save pasidėliojom, šiek tiek suvedimo klausimai dar liko, koks iki galo, kaip tiksliai turi būti padaryti ir paskutinio važiavimo metu gavome galios tiek, kiek turėtų mums Hiluxui duoti prologę. Čia toks truputį lyrinis nukreipimas, bet šiaip tikrai labai naudinga, vertinga ir svarbi diena šiandieną. Na, su Šimonu mums dar, manau, kad reikės nemažai padirbėti, tai dar turėsim padirbėti, bet vėlgi, testai, dar važiavimas draugėje buvo labai reikalingi tam, kad paaiškėtų, ko mums dar reikia papildomai pašlifuoti. Na, šiaip testai tai tikrai pakankamai sklandžiai praėjo, nors pasiruošimas nebuvo iki galo sklandus, nes tokie, sakysime, logistiškai tiek apgadintas serviso sunkvežimis, tiek dingė mūsų daiktai, bet dabar jau panašu, kad Riade mes juos atradom ir jau jie keliauja 700 km pas mus į Bišą. Taip pat logistiškai buvo klausimai su tam tikrom detalėm, kurias mes turėjome gauti, bet nebuvome gavę, tai tokių nerviukų šiokių tokių buvo, bet panašu, kad dabar viskas stojasi savo vėžės ir mes turime dar turbūt gerą parą arba beveik pusantros paros iki prologo, tai tikrai galėsime išsilaižyti jau visas smulkmenas, kurios mums atrodo yra reikalingos. Faktiškai netestuota mašina, naujas šturmanas, nes senasis turėjo traumą, praganyti lagaminai ir dabar dar Benediktas šneka, kad visą Dakarą turbūt, kad vartos vaistus nuo skausmo, nes skauda nugarą. 4 dalykai, kurie tikrai nėra gera įžanga į tai, apie ką nuo turbūt jau Vasaros vidurio šneka visa Lietuva. O tai yra į šią kategoriją ateina Rokas Baciuška ir mes nieko labiau nemėgstam, kaip kažką, kas bando nukarūnuoti Vanagą. Bandė Juknevičius, daugmaž gavosi, bandė Žalą, irgi taip daugmaž. O Rokelis turi šansų. Rokelis turi šansų, nes Rokelis skirtingai nuo pastarųjų 3 lietuvių Dakare, jis ėjo ilgai kelią ir ilgasis kelias tai reiškia, kad atsikratė pakankamai ilgai su bagiuku. Laimėjo, nepabandė, neprisižaidė, o laimėjo pasaulio čempiono vardą 2 kartus. Tikrai įsirašė į gamyklinių komandų telefono knygutes kaip potencialus bičas pergaliai. Tada tik tarp kitko susilaukė vaiko ir dabar išvažiavo parodyti, iš ko yra padarytas. Dėl vaiko beje labai sveikinam. Tai ar Rokelis nukarūnuos Benediktą, turbūt bus įdomiausia šio Dakaro dalis. Mes tiesiog tokias dvikovas lietuviškas mėgstam. Ar jie abudu potencialiai bus 10-uke? Aš manau, kad taip. Aš manau, kad taip, nepaisant to, kad vakar skaičiavau, yra 31 dalyvis automobilių klasėje, kurie man įdomus. Nuo pradžios iki apačios. 31 yra Sam Sunderland iš motociklų atėjęs bičias, atsisėdęs į Toyota Overdrive, bet iš esmės konkurencija automobilių klasiai yra maksimali, kaip minėjo Mindaugas. Mes turim Fordą, mes turim Dacia, kas yra iš esmės praeitų metų BRX-as. Tai reiškia tikrai nenaujas projektas su tikrai patyrusiais vardais. Mes turim kosminį kiekį Toyotų, overdrive'inių ar gazų racinginių. Jei neklystu, bent jau 17, aš suskaičiavau, kad čia gazų racing. Ir dar nepamirškim X-Raido. X-Raidas pagaliau išmetė savo dizelinį 3-litrinį
motorą lauk, ne iš visų, bet iš bent jau pusės savo automobilių įsidėjo 3 litrų benziną ir būtent vienas lietuviškas ekipažas žiūrės, kaip tam mėto dirželius ar nemėto. Tai iš esmės automobilių kategorija šiemet bus kosminė, kiek daug ir gerai yra lietuvių motocikluose, čia bus lygiai tas taip pat ir velniai rautų laukiu to. Na, o Rokas Baciuška irgi po testų, kaip sakoma, be randų negrįžo. Kaip matėte, labai efektingai važiavo ir tikrai buvo daug važiuojamo šonos ir tarp krūmų, tai tie krūmai truputėlį irgi paglostė į automobilį ir tam tikrų žymių ant jo paliko. Didelė mašina. Na, neskaitant to, Rokas gali pats papasakoti. Na ką, testai praėjo labai puikiai, smagu grįžti į tokį automobilį, mėnesis laiko nevažiuota, šiaip labai patenkintas, radom tikrai savo nustatymus, pralėkėm kokį virš 100 km, tai viskas gerai, su inžinieriais pakalbėjom, kad kartais sunkiai mušnėjęs pavaras, bet ten padarė, viskas tvarkoja, tai nežinau, viskas puikiai. Tai dar vienas toks įvykis testuose buvo, vat iš karto jau apdailos mašinos automobilio pagadintos, einam dar į priekį parodysiu, čia irgi jo. O kad tik buvo naujas automobilis, deja, turės mechanikai daryti kosmetiką, bet viskas gerai, pasižiūrėjom ir slėgių skirtingus ant akmenų, kaip važiuoti ir ant smėlio, pasibandėm skirtingus oro, kaip pasakyti, slėgį padangose, tai žodžiu, nežinau. Labai gerai, amortikais tikrai patenkintas, labai komanda dirbo ir rado tikrai gerą setupą palei mane, nes kai važiavau praeituose, šiek tiek buvo kietesni amortikai, bet šį kartą tikrai jaučiuosi tvirtai ir ramus, tai nežinau, laukiam to prologo. Iš tikrųjų, atrodo, kai tu išvažiuoji iš namų, nori iš karto jau startuoti, dar čia 5 dienas tokio nieko neveikimo. Tai tas labai kaip pasakyti, išmuša iš vėžių, bet poryt jau tas startas ir tada prasidės visi reikalai, tai viską pamatysim. Rokas nėra vienintelis greitosios lietuviškos automobilių slyties atstovas, jaunosios slyties atstovas, taip pat į Dakarą grįžta ir Vladas Jurkevičius, Aisvydas Paliukėnas. Šį kartą jie pasirinko sėsti į mini automobilį, kaip jau minėjau, atnaujintų benzininių variklių. Su Aisvydu teko šnekėti, čia praeitų metų mašina, su Aisvydu teko šnekėti, klausiu, kodėl ne Toyota. Sakė, kažkaip paklausėm, minis greičiau atrašė e-mail. Tai jie bandys, po testų žinau, kad irgi yra laimingi ir mašina valdosi kitaip negu Toyota, bet kažkaip labiau jiem patinka taip, kaip valdosi. Jie bus tikrai net tarp lietuvių, nes patirties ir greičio turi iš ralio pasaulio. Klausimas, kaip Vladui bus su kantrybė, nes pirmam Dakarė atrodė, kad jos truputėlį trūksta, bet metai praėjo, vyrai grįžo, manau, kad viskas bus gerai. Na, laikas parodys. Šiaip labai džiugu matyti, kad lietuviškas kontingentas sportininkų važiuoja tikrai su aukšto pajėgumo technika ir turime jau be 1 minutės dar vieną Dakaro ralio legendą paminėti, tai Gintas Petrus ir su nauju šturmanu Dariumi Leskausku. Laisvydas Kancius dėl tam tikrų aplinkybių negalėjo startuoti kartu su juo šių metų sausio mėnesį, tai jo vietą užėmė jaunosios kartos atstovas šturmanas Darius Leskauskas ir būtent jisai priims visą tą iššūkį važiuojant Dakaro ralyje kartu šalia Ginto. Na, o Gintas be 5 minučių Dakaro ralio legenda, tai galime pasidžiaugti, kad Lietuvoje jau netrukus galėsime sakyti, kad turime net 3 Dakaro ralio legendas. Tai Antaną Juknevičių, Benediktą Vanagą ir Gintą Petrų, nors oro uoste skaičiavome su Benediktu, kad turbūt Gintas yra daugiausiai smėlio valgęs iš visų dalyvių. Taigi, bičiuliai, bus gerų istorijų, bus naujų gerų legendų. Dakaras tikrai nusimato aštrus, įdomus, karštas, netikėtas ir pasižiūrėkim, kas gausis. Pasimatysim čia kiekvieną vakarą. O karščiausios naujienos, jeigu tie, kas nekantrus, stebėkite mūsų socialinėse platformose Facebook ir Instagram. I go to Dakar.
Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Vokiškos kokybės. Meilė HD pastiprintos konstrukcijos dalys su 4 metų garantija. Geriau nei originalios. autoaibė.lt. Atraskite naująjį Dacia Duster bandomojo važiavimo metu. Perlo draudimas – Dakaro Ramos draugas. 7bet kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.